Jeigu norite pritraukti lėšas savo svajonių projektui mokykloje, turiu jums 3 patarimus. Pirmas, atsakykite į klausimą, kodėl tai yra jūsų svajonė. Jūsų, ne tik jūsų kaip vadovo, bet jūsų bendruomenės. Kaip tai susiję su jūsų mokyklos strategija, ilgalaikiais tikslais, kodėl tai yra jūsų visų svajonė. Antras patarimas. Susidėliokite konkretų planą, o ko jums reikia, kad tą svajonę įgyvendintumėte. Kokių darbų, ką reiktų nusipirkti, kiek tai kainuotų, kad jūsų svajonė taptų ne tik svajonė, bet ir planu popieriuje su aiškiais žingsniais. Trečias patarimas. Apgalvokite, kam be jūsų bendruomenės ši svajonė rūpi. Kas galėtų tapti šios svajonės rėmėjais. Galbūt tai būtų jūsų mokyklos alumniai, galbūt tai būtų jūsų mokyklos bendruomenės dalis, moksleivių tėveliai. Galbūt yra fondų, kurie vadovaujasi panašiomis vertybėmis kaip jūsų svajonė. Galbūt yra vietos verslų, kuriems rūpėtų prisidėti prie šios svajonės įgyvendinimo. Ir taip pat patarčiau į rėmėjus žiūrėti ne kaip į bankomatą, bet kaip į savo svajonės įgyvendinimo partnerį. Šios studijos išsiskiria tuo, kad tai yra magistrantūra skirta būtent švietimo lyderiams. Šių studijų labai didelė vertė yra bendruomenė, kurioje jūs studijuojate kartu. Šiuose studijose studijuoja žmonės iš įvairiausių Lietuvos vietų. Jūs dalinsitės patirtimi, su jumis studijuos tiek esami įstaigų vadovai, tiek būsimi įstaigų vadovai. Ir būtent ta viena didžiausių šių studijų verčių yra ta bendruomenė, kuri susikurs studijų metu ir kuri ir liks jūsų bendruomenės dalis, kai jau jum po studijų reikės būti tai švietimo lyderiais ir įgyvendinti tas savo svajones.